Labas rytas, skubu į metro stotį, važiuosiu į autobusų stotį ir šiandien bandysiu pabėgti dieną iš Jerevano. Atvykom prie traukinių stoties metro ir čia turėtų būti autobusai ten, kur man reikia. Eisim ieškoti. Čia kaip ir pas mus senais laikais, tie dušmanai vadinami. Žodžiu, yra autobusai, bet autobuso dabar liktais nėra, tai jie veža ten. Eurų brangiau gaunas kelionė, bet pabandysim tokį keliavimo būdą, kaip pas mus senais laikais. Pirmas sustojimas degalinėje. Štai tokios čia degalinės. Nu ką, 2 valandas kelio ir atvykom į antrą pagal dydį Armėnijos miestą Gyumri. Tai su privačiais vežėjais kaina 5 eurai, autobusas kainuotų apie 4 eurus. Aišku, su privačiais greičiau ir tarp vietinių tai yra populiarus keliavimo būdas. Paleido netoli autobusų stoties, einam link centro ir čia atrodo vienas didelis turgus visur. Prekyba, prekyba, prekyba. Grįžom kokių 20-30 metų atgal. Kol kas toks jaučiasi provincijos jausmas, nors yra antras miestas pagal dydį. Čia dar žiguliai naudojami. Aišku, mašinų parkas senesnis nei pas mus. Nors yra antras miestas, bet lyginant su Jerevano, Gyumri žymiai mažesnis. Jerevane gyventojų panašiai 1,1 milijono, o Gyumri apie 120 tūkstančių tik tai. Dar labai sovietiškai viskas atrodo. Nors aišku, ir Jerevanas nepasakytum, kad labai jau šiuolaikinis būtų. Bet negalvokit, kad Gyumri viskas taip blogai ir neverta čia atvykti. Tuoj prieisime miesto centrą. Reikia šiek tiek energijos, išgersim kavos. Kainas nedidelės, nuo 25 centų iki, iki 50 plus minus, jeigu europiniais, bet daug turbūt tikėtis nereikia iš tokios kavos. Keista, neseniai gavau iš šeimos nuotraukas, kad Kupišky sninga. Daug prisnigta, o čia saulė, trumpom rankovėm net karšta. Keistas toks jausmas pakankamai. Čia va esame centrinėje Gyumri aikštėje. Mieste yra nemažai juodos architektūros pastatų. Nežinau, man kažko tai primena Dresdeną pagal spalvą, sakykim, tos visos bažnyčios ir panašiai. Štai viena iš centrinių bažnyčių. Miestas tvarkosi, ruošiasi vasarai turbūt. Norint įeiti į bažnyčią, reikalingas atitinkamas dress kodas, be kepurių, be šortų, be trumpų rankovių pečių netenkinčių. Sijonai, trumpos suknelės netinka, fotografuoti, filmuoti negalima. Matome viešbutį Aleksandropolį. Senesniais laikais Gyumri vadinosi Aleksandropolį. O po to tarybiniais laikais miestas gavo Lenino vardą ir vadinosi Leninakan.
Štai pažiūrėkit, dešinėje pusėje matosi, kaip 1988 metais atrodė bažnyčia. Ir čia prieisime prie svarbios miestui temos. Taigi, 1988 metais, gruodžio mėnesį, Gyumri, tuometinė Leninakana, supurtė maždaug 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Žuvusių skaičiuojama mažiausiai 25 000 ir apgadinta apie 62% pastatų. Kai pirmą kartą lankiausi Armėnijoje, išgirdau tokią pakankamai neįprastą istoriją dėl to žemės drebėjimo. Tai yra manančio, kad jį padarė dirbtinai Sovietų sąjunga. Nes vienas armėnas sakė, kad tarkim Gorbačiovas, kuris tuo metu buvo valdžioje, prieš žemės drebėjimą kažkokiam tai susitikime buvo ir nuolatos žiūrėjo į laikrodį, lyg tai laukdamas kažko tokio. Dabar šiek tiek paieškojau informacijos tą temą, tai yra tikrai tokių nuomonių. Vienu rašo, kad tarkim nebuvo leisti kažkokie tai specialistai iš Japonijos, kad galbūt neįsiaiškintų, dėl ko kyla tas žemės drebėjimas. Tada dieną prieš drebėjimą lyg tai buvo pasiūstas tam tikras kiekis karių, kurie po to ten padėjo evakuoti. Žodžiu, yra tokia versija įdomi. Žydi gėlytės. Čia dar viena tai bažnyčia juoda ar vienuolynas. Paukščius pardavinėja. Gėlės žydė. Štai tokia pėsčiųjų alėja. Jau pietų metas, einam ieškosim kavinės. Tokia va nedidelė, bet jaukia ir šiaip gerai vertinta kavinukė. Apžvelgsim kainas trumpai. Kebabai apie 2-3 eurus, čia kaip suprantu bus ešmeliai tiesiog mėsos. Tada yra šašlykas, tai čia brangiausias gal patiekalas 500, tai gaunas kažkur 13 eurų. Įvairias kainas. Desertai panašiai po 1,5 euro. Kavos, arbatos, taip, apie eurą, sakykime, 1,5 euro. Tai dar kainos čia draugiškas ganėtinai lyginant su kitom vietom. Ir aptarnavimo mokestis 10%. Atkeliavo maistas, užsisakinėjo firminį vištienos kebabą. Tai tas firminis pasirodo yra tešloj toks. Ir arbata žalia. Viduje vištiena ir sūris randasi. Sočiai ir pakankamai skaniai užkandau. Už viską sumokėjau 4 eurus. Priėjau centrinį parką. Štai matote įėjimą į jį.
Štai toks parkas. Kol kas atrodo nieko neįsiskiriantis, bet kiek mačiau, jis pakankamai didelis yra. Čia ką pastebėjau Armėnijoje, kad visi manęs klausia ne iš kokios šalies, bet klausia iš kokio miesto. Kažkaip visi galvoja, kad iš Rusijos, tai tiesiog miestą nori pasitikslinti. Čia dar tokios telefono būdelės yra ir panašu, kad veikia, nes yra viduje mergina. Geras, pradžiai pagalvojau, kad ten žmogus viduje. O čia statula tiesiog, manikėnas. Jaunavedžiam net kostiumų nereikia. Viskas yra, ko reikia fotosesijai. Čia jau gražiau šiek tiek. Yra ir apžvalgos ratas, bet panašu, kad remontuojamas dabar. Panašiai 25 minutės pėstute nuo centro ir prieisime 2 turistų lankomas vietas. Vieną jau matote iš tolo. Motina Armėnija, kita. Čia, taip suprantu, paminklas miestam herojam iš Antro pasaulinio karo. Maskva, Leningradas, Murmanskas, Minskas, Volgogradas, Kijevas, Smolenskas ir taip toliau. Šita motina Armėnija pastatyta 1975 metais, gegužės 9 dieną, švenčiant 30-metį pergalės dienos Antrajam pasauliniam kare. Daug informacijos apie ją šiaip nėra, aukščio nerašo, bet vizualiai, sakyčiau, atrodo šiek tiek kuklesnė negu Jerevane. Atsiveria panorama į miestą. Iš čia miestas neatrodo didelis, bei į kalnus. Kalnai magiškai atrodo. Viršūnės apdengtos sniegu. Beje, Armėnija yra viena iš kalnuočiausių šalių visame pasaulyje. Maždaug 85–86% teritorijos padengti kalnais. Ir pagal šį rodiklį Armėnija lenkia tik tai tokios šalis kaip Juodkalnija, Kirgizija, Tadžikistanas, Lesotas ir Butanas. Visur kalnai, 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 kalnai. Sekanti įžymybė yra Juodasis fortas. Einam apžiūrėsim. Štai puikiai idėja. Piknikas su vaizdu į kalnus. Kodėlgi ne? Tai štai ir Juodasis fortas, pastatytas 19 amžiaus viduryje Rusų imperijos. Mačiau, žmonės eina į vidų, pabandysiu ir aš. Nu, visai gražu. Nu, atrodo, kad valdžia prižiūri šitą fortą, nes atrodo tikrai neapskūręs, sutvarkytas, gražus. Čia matyt dar kažkokie darbai vyksta, kažkokių planų turi.
Kol kas įėjimas nemokamas, bet panašu, kad ateityje viskas pasikeis, kažkam ruošiamasi. Čia tualetai yra. Kažką tvarko, kažką daro. Tai šitas fortas, sakyčiau, ovalo formos, toks stilium kaip amfiteatrai būna Romėnų. Kažkas į tą pusę. Va, koks lauko džimas gaunasi. Visai kietas. Persimečiau keliais žodžiais su vietiniu sportininku. Tai sakė, daug kur Gyumry savivaldybės pastatytų tokių panašių aikštelių. Sakė, sveikata svarbu. Negalim nesutikti. Geriau nei baras, geriau tokios aikštelės, kad būtų. Rezimuojant apie Gyumry, tai sakyčiau, visai vertas dėmesio miestas, praleisti kokį pusdienį, plius kelionė į vieną pusę trunka apie 2 valandas, tai gaunasi visa pilnos dienos programa. Grįžau į Jerevaną. Metro bevažiuodamas prisiminiau vieną istoriją, kurią man pasakoja vietiniai, tik tai nežinau, kiek jie tiesos. Žodžiu, metro atidarytas 1981 metais, dar sovietiniais laikais. Ir tais laikais, kad leistų statyti metro, reikėdavo, kad būtų 1 milijonas gyventojų pagal taisyklės. Tai armėnai, sakė, šiek tiek dirbtinai pasikėlė numerį. Ta prasme, gyventojų skaičiai Jerevane nestrūko, tai tiesiog darašė, kad būtų leista statyti metro. Šiandien vakarienė azijietiškai. Turim vištieną su ryžiais. Kaina 6 eurai. Labas rytas, šiandien vėl vykstu iš Jerevano, laukiu Jandekso, kad nuvežtų iki šiaurinės autobusų stoties. Tokia va ta šiaurinė autobusų stotis, jinai randasi šiek tiek už miesto, gaunasi pačiam pakraštyje nuo centro 10 km. Taksi kainavo 2,50 eurai arba 1000 vietinių pinigų. Pusantros valandos kelio ir atvykome į kurortinį miestelį pavadinimu Dilidžan. Nedidelis miestelis, apie 16-17 tūkstančių gyventojų. Miestas randasi apie 1,5 kilometro aukštyje, o Jerevanas 1000 metrų panašiai, tai jaučiasi, kad atvėso, jau reikalingas džemperis. Miestas randasi to paties pavadinimo Dilidžan nacionaliniam parke. Ir šitas parkas dar vadinamas Armėniška Šveicarija. Simpatiškas labai miestelis. Matosi, kad gražios apylinkės.
Prieš atvykdamas jau susiplanavau veiklas čia daugmaž, tai ką tik ėjau iki turistų informacijos centro, susitikslant visą informaciją, tai dabar planas toks, vyksiu iki vieno vienuolyno, jisai randasi už 22 km, turbūt reikės gaudyti taksi ir nuo ten prasideda takas pradžiai iki vieno ežero 7 km ir po to nuo to ežero galima grįžti į šitą Dilidžano miestą dar kažkur 14 km. Nu, žodžiu, bendroj sumoj, jeigu visą taką praeit, būtų 21-22 km. Žiūrėsim, kaip man ten seksis. Dar turistų informacijos centre gavau naudingos informacijos. Tai pirma, kad čia veikia Yandeksas. Ir antra, kad yra programėlė, kuri vadinasi Hike Armenia. Ten galima rasti žemėlapius, galima parsisiųsti žemėlapius, kad offline naudot. Tai dabar siunčiuosi tą programėlę, kad būtų lengviau eiti, nepasiklysti. Kažkaip ne vasara čia. Gerai, kad turim striukę. Nesušalsim. Nu ką, radom taksi, tiksliau Yandeksą. Važiuosim iki vienuolyno. Mūsų taksistas Ašot. Sustojom degalinį. Čia pagal taisyklę sakė, reikia keleiviam išlipti iš mašinos. Картошка. Или не картошка? Или яблоко? Да. Яблоко, брат. Да, яблоко. Яблоко, это... Tokia kasdienybė Armėnijos keliuose. Reikia atsargiai. Atvežė Ašotas prie vienuolyno, pavadinimu Gošavank. Nėra žinoma tiksliai, bet manoma, kad vienuolynas pastatytas arba 12 arba 13 amžiuje. Tai va, kelionė iš Dilidžano truko apie pusę valandos, kaip minėjau, 22 km ir kaina būtų buvusi su Yandeksu 6 eurais centais, su arbatpinigiais sumokėjau apie 7 eurus. Čia šalia ir dar viena yra bažnytėlė nedidelė. Yra galimybė su arkliukais pajodinėti. Nu ką, įkalam kavos ir pradėsim žygį. Žygis prasideda, kol kas laukia 7 km iki ežero. Jei gerai supranta, tai takas pažymėtas Baltarusų vėliava. Turi savo alų Dilidžanas.
Taip pat tako pradžia tiesiog eina per kaimelį, miestelį, kaip čia pavadinti. Čia ta kita nedidelė bažnytėlė, kur matėm. Ir vienuolynas už jos. Ir gamta prasideda labiau jau. Visai jau nemažai pakilau. Jau ir pirmas prakaitas varva. Kliučių ruožas. Va, jau kiek užlipta. Čia vienuolynas tas mūsų. Šiaip, ką noriu pažymėti, šiandien šiek tiek apsiniaukia, tai oras haikinimui tiesiog fantastika, sakyčiau. Ne per karšta. Taip, praėjo valandą, pirmą valandą tiesiog kilau į viršų. Pradžiai buvo kaimelis, tada šiaip toks kaip miško takas, nieko labai nesimatė. Ir dabar jau prasideda pirmas grožis. Pažiūrėkit, kaip gražu. Kaip tik laikas trumpam užkandžiui. Dabar jau takas leidžiasi žemyn, toks miško takelis. Galima ramiai, lengvų žingsnių. Biškį pasiklydau. Praradau gal apie 10 minučių iš viso. Dabar liktai radau jau teisingą taką. Čia turėtų eiti takas. Kažkaip nepanašu. Čia atėjom. Teko čia biškį kirst taką. Neaiškiais keliais. Nu, rašo iki mūsų ežero dar apie pusę valandos kelio. Dar vienas kliučių ruožas. Šitas lengviau apeinamas atrodo nei prieš tai buvęs. Štai ir ežeras pasiektas. Ežero pavadinimas yra Pars. Panašu, kad aplink ežerą eina takas aplinkui. Užtrukau panašiai 2,5 valandos. Pradžiai reikėjo kilt, todėl nebuvo lengva. Reikia šiokio tokio fizinio pasirengimo. O sekanti atkarpa jau buvo lengvesnė, nes tada leidimas į žemyn ir tiesiog ėjimas tokio kaip miško takeliu. Takas patiko, bet eiti dar 14 ar ten 15 km iki Dilidžiano noro nebėra. Ieškosiu transporto, sugrįžti į miestą. Nes jeigu net reičiau taku, tada reiktų pasilikti čia Dilidžiane, nes nebebūtų jau maršrutkės atgal į Jerevaną. Nu, žodžiu, prasidėtų visokie ūkiniai reikalai ir manau, kad vienos dienos man čia šitoj armėniškoje Šveicarijoje pakako susipažinti.
Iš pramogų galima, kaip matote, pasiplaukioti po ežerą. Yra ziplainas. Čia vatrosas eina, nežinau ar gerai matysis. Kažkoks tai pramogų parkas ten toliau matosi. Va, visos paslaugų kainos. Dalinam iš 400, kad gauti eurus. Vietinė lokės pėda. Nors ir darbo diena, 3 valanda dienos, bet žmonių netrūksta. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Grįžom į miestą. Taksi apie 4 eurus kainavo nuo ežero. Gazelė atgal į Jerevaną. Renkasi po truputį žmonės. Bilieto kaina 1000 dramų, 2,50 € panašiai. Laughing, having fun. Atkeliavo sriuba, barščiai duonoje. Kas įdomi, kad skysčio beveik nėra, bet mėsos labai daug ir šiaip skanu. Antras patiekalas liulė kebabas iš jautienos. Sriubos suvalgiau ir atrodo pilnas, tai bus čia reikalų įveikti. Gerai skani vakarienė buvo, bet ryškiai padauginta su maistu. Būtų vieną patiekalą užtekę. Tai už viską maistą, alaus bokalą ir aptarnavimą gavosi 11 eurų. Kas būsit Jerevane, restoranas Karos, rekomenduoju. Tai ačiū, kad žiūrėjot, spauskit like, subscribe, jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.